Sveiki visi, atvykę į naują video apie labai retai matomą gatvėse modelį. Labai retai matomą gatvėse modelį, tokį gal prižiūrėtą labiau ir mylėtą, tai Volvo. Ir dabar einam pasisveikinti su mūsų draugu, kolega Karoliu, kuris daugiau apie automobilį papasakos. Tai Karoli, Labas. papasakok, koks čia automobilis, kiek pas tave kilovatų, kurie ratai varomi, kiek newtonmetrų. Tai čia turim šiandien Volvo 940, 91 metų, taip jau pensininkas, galinių varomų ratų, benzinas, 2.3, 96 kW. Nelabai traukia, norėtų, kad būtų smagiau, bet... Bet ant stendo? Ant stendo 2 kW paaugo. Taip, o tada koks automobilio svoris, kiek ryja? Svoris, jeigu dokumentai nemeluoja, tai 1-2 tonos, kas man labai nėra tikėtina. Bet nesvėriau, tai nežinau. Kuro sąnaudos priklauso nuo ant kiek sunkiai koja, bet šiaip apie 15, tai nėra kosmos. O tada gal papasakotum dar apie kokia yra automobilio maždaug rinkos kaina? Kiek tokie automobiliai eina? Priklauso ant kiek supuvęs. Bet šiaip, manau, gali rasti šiam laikui nuo kokio 1000 eurų iki ten, jeigu aukštas modelis, 3, 3,5, 4. Tai vis tiek dar visai brangios, kaip tokių metų mašinas. Brangsta, ne? Brangsta. Aš pirkau, už tą, ką aš pirkau, per kiek laiko turiu, jau dvigubai pabrango. Tai investicija. Taip. Kodėl automobilį nusipirkai ir kiek laiko už šį automobilį turi? Turiu automobilį jau 4 metus, vasarą bus dar vienas techas, tai jau baigsis, reikės ruošti. Jau bus 4 metai ir kodėl nusipirkau, nežinau, kažkas įdomesnio, ne BMW. Galų varoma vis tiek, pasilinksmint galima. Buvo vizija, kurią po truputį pavyksta įvykdyti, tai tada atsirado tą mašiną. Kas tave į automobilius įtraukė? Įtraukė, tai tikriausiai tiesiog mano visas gyvenimas ten sukasi, visa šeima ant automobilių sėdi, serga ta liga, tai spėju nepasveiksiu niekada aš nuo jos ir pas mane visą laiką gyvenime bus mašinos. Tai... O gal tada dar papasakotum, aš kiek žinau, kad užsiminėjai kažkokių daugiau veiklų užsiminėjai su automobiliais. Ar kažkokių yra tokių specifinių, apie kurias galėtum pasakyti? Kasdieną dirbu su automobiliais, o savo laisvam laikui, kaip pomėgiam, hobiam, bandau į sportą lysti po truputį, bet kol kas iš lėto, biudžeto tam reikia. Tai jeigu dar įdomu, tai ant automobilio šono bus nurodyta, kur Karolis dirba, ten galit nuvežti tokius gal labiau specifinius automobilius, ne? Vis tiek visokius tvarkot, bet įdomiau specifiniai, tai užsukit, pažiūrėkit, apsilankykit autoservize. Kas tada padėtų tave ištraukti iš automobilių? Nemanau, kad yra vaistų nuo to. Nėra tokio stiprumo vaistų, kas mane ištraukti iš automobilių. Amžina meilė. Bet jeigu surasit, duok. Dar vietos nemažai. Čia turbinos tik trūksta. 3. Vienos. Jis jau yra padėta sandėliukė, bet neįsidėdavau dar. Tai gerai, tada gal klausimėlis būtų, kokios yra žinomos automobilio ligos? Nu tai kaip ir kiekvienos senos mašinos, tai rūdis. Visi kariaujam su rūdim, kadangi žiemą važinėjai, tai duoda apie save žinot rūdis. O iš variklio gal yra kažkokių specifinių, ką žmonės domintis tokiais automobiliais turėtų atkreipti dėmesį? Nežinau, daužau ribotuvą ir nematau bėdų. Čia Volvo, ne BMW. Nu, tipo, variklio skyrius. Taip, čia vaiškiai, V12 telpa laisvai. Čia vietos tai dachkoje, ką nori. Keista, kad tokius mažus motorus dėjo, ar yra tų modelių su didesniais motorais? Yra, bet šitas negavo, naujesnis biškį gavo. O šitas gavo turbininį dar. Tai va tokias išsitraukęs. O ant tų kitų naujesnių kokie eina? 6 cilindrų, 3 litris.
Ir šitas, man rodos, turėjo gal V6, gal kažkoks 2.9, nu, bet ten, kiek girdėjau, nevykęs motoras. Nėra jų daug ir nevykęs. Gerai, nice. Kokias modifikacijas norėtum dar automobilio atlikti? Kokios modifikacijos yra atliktos? Ir kas norėtum, kad būtų pakeista gamykliškai automobilyje? Nuo ko man pradėti? Pradėk nuo atliktų pradedam. Modifikacijų. Jo. Tai atliktos šiemet atsirado ratai, kur vis laik svajojau. Tai susidėjo ratai, susižemino smarkiai. Jaučiu labai daug. Aha. Nemačiau dar Lietuvoje, kur tiek daug sužeminta šitą mašiną. Nu šitą. Tada susidėjo apdilas, aišku, viskas gaminta. Savom rankom viską darė, ne? Barzdą turim. Barzda padaro viską. Šiaip, kadangi čia Volvo, tai pirkti nieko nėra, čia ne BMS'as. Nenupirksi. Ir tiek. Padarytas kas... Neblogai. Aš irgi taip norėčiau. Padarytas išmetimas. Ratai sudėti, apdailos, vairą įsidėjo. Tai einam dar gal per priekį, prasieinam, pasižiūrim. Čia aš matau pas te tos lempos įdėtos, priešrūkai galingi, ne? Jo, nelabai jie galingi, ilgas geriau šviečia, labiau dėl stiliuko. Kažkuria žiemą buvo LED baras ant stogo, sakiau, netinka man pagal mašiną, tai susiradau šitos. Irgi buvo reikalų jas surasti, nes nebėra jų pirkti. Aha. O tai būtent šito modelio ar apskritai nėra, ne? Panevėžio turgelio radinys. Geras. Geras, tvarkoj. O tada kokias modifikacijas automobilių norėtum tada dar atlikti? Dar atlikti? Nu tai kol kas tai viskas, kas atlikta, tiesiog pasidaryti viską tvarkingą. Tai yra atsirestauruoti ratus, mašiną persidažyti. Visas apdailas, kaip matai, visas nudaužytos. O kokias spalvą dažysi? Tokia pačia. Ta pačia, ne? Ta pačia, juoda. Viską persidažyti, ratus atsirestauruoti, apdailas visas gražiai pasidaryti. Kol kas tiek. O ar spoilerio nenorėtum užsidėti ant mašinos? Yra minčių, tik to, kur nori, nelabai yra kur jo gauti, nes ir šiaip nėra jų. Tai va dar vis mąstau. Jeigu atrasiu kažkada, pasiimsiu. Gal kokių pasiūlymų, čia žmonės žiūrintis turės? Ne, ten tokia specifinė mašina, ant ko jis ėjo, kad visus tas, kas turėjo, tokias pažįstų ir jau perrašiau. Jo, saky, dar angalinio lango kažką. Jo, ir mačiau, Lietuvoje liktais pradėjo gaminti būtent šitam modeliu angalinio lango, tas užuolaidas. Aha, tai kai būna antram šeštuone. Jo, daugas turi tokiam sedanų. Tai gerai, gražu. O tokios labai išsikišusias norėtum su didelėm palangėm ar tokių... Yra bėda su šitą mašiną, kad man kaip bagažinė atidarinėja, ten labai nedidelis tarpas. Aha. Tai ten vos išlindusios. Ai, tai ten vos pirštas lenda, kai atidarai bagažinę. Nes buvo mintis patiems gamintis, bet tada pamatėm, kiek ten reikalų, tai sakėm, gal taip to. Kas norėtum, kad būtų automobilį buvę pakeista gamykliškai? Visai smagu būtų kondiškį, nes vasarą visai karšta. Aha. Nu ir turbakis, kad originaliai stovėtų, nereiktų svapintis. O ta pas tave bent oksas yra automobilį? Bluetoothas. Bluetoothas su moduliatorium? Ne, Bluetoothas radytai. Bluetoothas yra? Radytą gali nusipirkti, įsidėti kokią nori ir viskas. Ai, pas tave dar ta maga ištraukiama, ne? Ne, paprastas magelis, įsidedi ir viskas. Paprasta, aš sudėtingai galvoju, kad čia visada mašina. Ne, paprasta viskas. Gerai, liuks. Ponas Karol, kiek į automobilį esi investavęs iki šios dienos? Nežinau, bijau skaičiuoti, neskaičiuoju. Neskaičiuoju. Man šypsina atsiperka viskas. Bet bendrai visas tavo custom padarytas bodykitas, išmetimas, nu vis tiek oilai, ratai. Bent tokią sumą, gal nelabai tikslę, bet tokią bent jau apytikslę. Nu, tai lipai 1 eurą. Slenkščiai, noras užpem. Abudu. Ratai nepigus buvo, rastavkės nepigas buvo. Ai, vadar, ateik, labai įdomus dalykas. Įdomus, aš nematęs bent jau. Nu, taip nėra gerai ir taip labai gerai daryti, bet čia yra Nissano ratai. Čia pažiūrėk, šačiau pafilmuok. Sudėtos kelios rastavkės viena ant kitos, kad ratai išlystų į tą plotį, kur reikia, ne? Tiesiog atilp. Nes čia ir ten yra pirmas yra adapteris, jisai man iš Volvo į Nissaną skylės padaro. Ir tai yra Nissaninė
Stavkė ir tada ratai Nissan. Ai, tai pas tai turbūt net ir varžtų tas skaičius netoks, ne? Tai taip, ne originalas, čia tikrai. Čia skiriasi. Nu, čia Nissanas. Įsimintinas nuotykis su automobiliu. Kokį turi gerą ir kokį turi blogą. Geras tik kasdieną įsėdus prie vairo, važiuoti į darbą ar bet kur, o blogas, nu kaip neblogas, aš gerai prisimenu dabar, bet praeitą vasarą į Nidą važiavau iki kelto, labai skubėjau, iki kelto domyniau, važiavau į keltą, užgesinau, vis kažkaip lėčiau liktais vedas, nu bet gal pasivaidėm, ne, prieš paskutinis keltas buvo. Važiavau iš kelto ir baisiai tulką norėjau, sustojau ten, žinai, kur į Nidą važiuoju, aikštelė, tas sustojau tenai, nuėjau į tulką, grįžtu atgal. Visi veda mašiną. Akumas užtrumpino ir išsikrovė akumuliatorius. Ką daryti tada? Paskutinis keltas, skambino draugui jisai Nidai, sako, sorry, aš jau, sako, su mašina nebetvažiuosiu, jau prasidariau. Gerai, sakau, laukiu dar paskutinio kelto, gal kažkas sustos. Iš paskutinio kelto išvažiavo naujas mašinas ten. Q8 dar, kas ten sustos. Ir galvoju, ką čia daryt. Galvoju, tėvukas atsiuntė kur taksi Nidos yra. Tipo, gal tam skambinu. Galvoju, palauksiu, gal kažkas atsiras. Iš miško išlenda tokie 3 su dviračiais. Tokie iš Anglijos, grįžę padirbt, žinai. Sakau, gal padėsit? Gal, mašiną nesiveda, gal padėsit prikurt? Sakau, prikurt tai neprikursit, nes su dviračiais, bet gal išstumsit. Ne, mes tave ir prikurt galim. Jie mane užstumė, užsivedžiau, viskas gerai. Už tai jam vyną butelį atidaviau. Ir dasigavau iki Nidos. Geras, čia tai istorija. Įdomus faktas apie tavo automobilį. Kuo tavo nuomonė automobilis išsiskiria nuo kitų gatvėje? Man gal ir neįdomus, nes visi tokį turi turėti Volvo seni ar švedas koks nors, bet ten lempų valytuvus turiu, kurie vienas iš jų vis dar veikia. Šitas irgi veikia, bet šiandien į priešingą pusę, tai aš tiesiog atjungiau. Tai čia toksai prabanga turėti veikiantį tokį valytuvą. O taip motoriukas tenai brangiai kainuoja ar kas? Ne, nėra tiesiog. Pats valytuvas naujas, mačiau Sustenoj, dylerį kainuoja ten atprano. Tai nėra daug. Gal. Už tokį valytuvą kažkada čia žiūrėjau, čia senai. Ir paprašiau padariau. Seną valytuvą, tiesiog paėmus, karpiau ir pasidariau. Dar turėtų būti apiplovimas, bet nepasijungiu. Irgi turbūt iš valytuvo mažai išeina kažkur, ne? Čia tiesiog yra šlangutė pasijungia ir purškės. Bet reikia motoriuką antrą įsidėti, bet man taip ir nepriejo rankos dar. Kažkada gal.